Tai meditacija ritualas, meditacijų maratone intensyve skirtame kelių gyvenimo sričių susiderinimui ir harmonizavimui su 2026 metų energijomis. Ši meditacija ritualas skirta sukurti tvirtą energetinį pagrindą stabilumui, gausai ir harmoningiems finansiniams procesams. Šiai praktikai prireiks 3 vienodo nominalo metalinių monetų. Finansai tai energija reikalinga apsikeitimui su materialiu pasauliu. Mes žinome, kad laimė nepriklauso vien nuo pinigų, tačiau vis dėlto tai yra svarbus įrankis, kurį galima nukreipti tiek į laimę, tiek į dvasinį augimą. Viskas priklauso nuo to, kur žmogus nukreipia šią energiją. Kur energija, ten ir vyksmas. Ir atvirkščiai. Pinigų ar finansų trūkumas dažnai apsunkina tam tikrų, įskaitant ir dvasinių, tikslų pasiekimą ir trukdo žmogui gyventi pilnavertiškai. Vis dėlto mes gyvename visuomenėje, kur svarbu būti finansiškai nepriklausomu žmogumi. Aš kalbu dabar ne apie turtą, juolab, kad finansinė padėtis, finansinis turtas labai subjektyvūs dalykai. Ir kiekvienas žmogus turi savo matą. Vienam atrodo vienaip, kitam atrodo kitaip. Dažnas atvejis, kai kažkas laiko žmogų turtingu, o jis pats jaučiasi neturtingas ir atvirkščiai. Čia viskas labai individualu. Ši praktika gali padėti atverti finansinį srautą būtent 26 metams, harmonizuoti finansinį ryšio kanalą su finansiniu egregoru, ir sustiprinti sąmoningą požiūrį į pinigus, ne tik juos uždirbti ar išleisti, bet ir patirti iš to džiaugsmą bei dvasinę naudą. Tai būdas susiderinti su finansiniu egregoru ir jo naujomis metų energijomis, bet tai nėra būdas skirtas tiesiogiai pakeisti pinigų kiekį tavo gyvenime, o pakeisti požiūrį į juos. Šiai praktikai reikia 3 vienodo nominalo metalinių monetų. Yra įvairių praktikų su pinigais. Tačiau tam, kad sukurtume finansinę apsaugą šiems metams, naudojame būtent metalines monetas, nes metalas ilgiau išlaiko į jį įdėtą energiją. Kodėl būtent 3 monetas? Nes dirbsime su 3 srautais – praeities, dabarties ir ateities ir sujungsime juos į vieną. Taigi, pradėkime meditaciją, pradėkime praktiką. Paimk 3 vienodos vertės monetas. Pavyzdžiui, jei tai 2 eurai, visos 3 monetos turi būti po 2 eurus. Atsisėsk patogiai ant kėdės prie stalo. Rankų ir kojų nekryžiuok. Sėdėk tiesia nugara. Paleisk mintis, atpalaiduok kūną, veidą, ypač žandikaulius. Susitelk. Kelis kartus giliai įkvėpk, sulaikyk kvėpavimą 2-3 sekundės ir iškvėpk pro pravertą burną. Padėk monetas priešai save skaičiais į viršų. Šalia monetų iš kairės ir dešinės padėk rankas delnais į viršų. Tarp tavo delnų turi gulėti 3 monetos. Užsimerk. Dar kartą giliai įkvėpk ir iškvėpk. Atsipalaiduok. Dabar prisimink situaciją, kai ką nors pirkai, kažką svarbaus savo. Kai naudojaisi pinigais, juos atidavei ir gavai mainais tai, ko troškai. Jei neateina niekas į galvą, paprašyk savo aukštesnio aš, kad primintų tą pirkimą, kuris suteikė tau džiaugsmo. Tu daugybę kartų naudojaisi pinigais, bet galbūt tai nepaliko ryškių prisiminimų sieloje.
Tačiau yra tokių akimirkų, kurias prisimeni iki šiol. Kai pirkai kažką savo, galbūt išpildydama savo svajonę, tai gali būti bet kas. Prisimink šią situaciją, vizualizuok save joje ir pajusk ją. Užfiksuok pinigų perdavimo momentą tam žmogui ar įrenginiui, kuris juos priima. Pajusk, ką tuo metu jautei. Jautei tarsi atsisveikintumi su dalimi savo energijos. Padaryk tai lengvai. Ir mintyse pasakyk: su meile ir dėkingumu nukreipiu savo finansinę energiją šiam žmogui arba šiems žmonėms. Ir įsivaizduok, kaip įdedi į šios pinigus savo meilės šviesą. Dabar prisimink tą momentą, kai mainais gauni tai, ką norėjai. Tai tampa tavo nuosavybė. Ir tu jauti, kaip iškeitei pinigus į tau reikalingą ar mielą dalyką. Tai yra finansinio srauto dalis. Ir mintyse pasakyk: dėkoju tiems, kurie tai sukūrė. Dėkoju ir siunčiu jiems savo meilės šviesą. Prasimerk ir paimk pirmąją monetą. Padėk ją ant dešinės rankos delno ir spausk kumštyje. O kairę ranką uždėk ant kumščio viršaus. Ir mintyse pasakyk: dėkoju Dievui už visus pinigus, kuriuos turėjau praeityje. Dėkoju visatai ir dangiškajam tėvui už suteiktas galimybės uždirbti šiuos pinigus. Aš priimu pinigus kaip dievišką energiją ir prašau savo aukštesniojo aš, savo angelo sargo ir šventojo mato įkrauti šią monetą finansiniai geroviai ir palaiminimui. Įdėk dešinės rankos kumštį krumpliais žemyn į kairės rankos delną. Atverk kumštį tarsi finansiniam srautui iš viršaus ir pažiūrėk į monetą gulinčią dešinės rankos delne. Mintyse suskaičiuok iki 5. 1, 2, 3, 4, 5. Padėk šią monetą ant stalo šiek tiek toliau nuo likusių 2 ir padėkok savo aukštesniajam aš, angelui sargui ir šventajam matui už suteiktą energiją. Įkvėpk ir iškvėpk. Susikaupk ir paimk antrą monetą. Suspausk ją dešinės rankos kumštyje ir ant viršaus uždėk kairę ranką. Užsimerk ir mintyse prisimink, kur dabar yra tavo pinigai. Gali prisiminti apytikslę sumą arba tikslų kiekį. Tiesiog pajusk pinigus, kurie šiuo metu yra laisvi. Susimąstyk, kaip juos vertini ir kaip vertini visą savo turtą, kurį turi. Ir mintyse pasakyk: dėkoju visatai ir dangiškajam tėvui už visus pinigus, kuriuos turiu dabar. Priimu juos kaip dievišką energiją. Dabar pagalvok, kur norėtum tuos pinigus nukreipti ir mintyse pasakyk: mano aukštesnysis aš, prašau pasakyk man, kiek šie tikslai atitinka mano įsikūnijimo šiame gyvenime užduotis. Ateina pirmoji mintis ir ji yra teisingiausia. Padėkok už atsakymą ir paklausk: prašau savo aukštesniojo aš, savo angelo sargo ir šventojo mato įkrauti šią monetą sėkmei, apsaugai ir pasitikėjimui. Įdėk dešinės rankos kumštį į kairės rankos delną, atverk kumštį ir pažiūrėk į monetą gulinčią dešinės rankos delne. Suskaičiuok iki 5. 1, 2, 3, 4,
5. Atsimerk ir padėk monetą šalia pirmosios. Įkvėpk ir iškvėpk. Susikaupk ir paimk trečią monetą. Suspausk ją dešiniajame kumštyje, uždenk kairiu delnu, užsimerk, atsipalaiduok, lėtai giliai įkvėpk ir iškvėpk. Ir paklausk savęs, kiek aš noriu turėti pinigų šiais 2026 metais. Kiek man reikia finansinės energijos, kad būčiau laiminga. O dabar apsispręsk, kam tai bus skirta. Man reikia tiek ir tiek pinigų, tam ir tam, tiek ir tiek per mėnesį, tokioms ir tokioms reikmėms. Ir mintyse pasakyk, mano aukštesnysis aš. Prašau pasakyk, kiek šie mano tikslai atitinka mano įsikūnijimo šiame gyvenime užduotis ir ar jiems reikalinga korekcija. Klausyk atsakymo, pajusk jį. Jeigu korekcija reikalinga, prašau parodyti, kaip pakeisti tikslus, kad jie atitiktų tavo užduotis. Ir mintyse pasakyk, dėkoju visatai ir dangiškajam tėvui už visus pinigus, kuriuos turėsiu šiais 2026 metais. Prašau savo aukštesniojo aš, savo angelo sargo ir šventojo mato įkrauti šią monetą sąmoningumui, dosnumui, gausai, išminčiai ir meiliai. Mintyse suskaičiuok iki 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atsimerk ir padėk monetą šalia kitų 2. Ir pasakyk garsiai. Dėkoju dangiškajam tėvui, savo angelui sargui, aukštesniajam aš ir šventajam matui už man suteiktas apsaugas ir energijas. Pažadu nukreipti jas į finansinio srauto harmonizavimą ir į savo sąmoningumą. Įkvėpk ir iškvėpk. Šias monetas reikia padėti ten, kur jos išbus visus metus, iki šių metų gruodžio 31 dienos. Paskutinę šių metų dieną jas būtina išleisti ir grąžinti energiją visatai. Kad nepamirštum, užsirašyk į savo dienyną ir pasižymėk, kur jas padėjai. Galima padėti į taupyklę. Jei dėdi į piniginę, nenaudok tos piniginės kasdieniams reikalams. Monetas geriau laikyti namuose, ten, kur laikomi pinigai, bet atskirai nuo einamųjų pinigų. Piniginėje, taupyklėje arba monetų dubenėlyje, bet kad jos nesusimaišytų su kitais pinigais. Šis piniginis amuletas pritrauks į tave finansinį srautą ir leis susiderinti su finansinio egregoro energijomis šiais metais. Linkiu tau finansinės sėkmės, klėstėjimo, gausaus finansinio srauto ir kad šiuos finansus panaudotum savo ir kitų labui. Mūsų ritualinė meditacija baigta. Parašyk, kokius pojūčius patyrei dvasioje ir kūne. Dėkoju tau už buvimą čia ir iki kitų susitikimų. Tavo Meditėja.